Iš pradžių kinas buvo nebylus. Praėjusio amžiaus trečiajame dešimtmetyje filmai gauna balsą ir garsą. Ketvirtajame dešimtmetyje garsinius filmus kūrė ir lietuviai. O kokius garsus galėjome lengvai išgirsti šių metų nominantų filmuose? Dėka koprodukcijos buvo nepaprastai didelė filmų gausa ir dėsninga ir filmų įvairovė taip pat. Stilistinė, turiu omeny. Muzikos eksportas, importas buvo kaip reta gausus ir tiek kiekiu, tiek stiliais. Tai rasti kriterijus buvo gana problematiška. Reikėjo karštų ir ilgų diskusijų. Iš tikrųjų. Nacionalinių kino apdovanojimų nominantų sąraše metai iš metų girdimas Sauliaus Urbanavičiaus vardas. Dar labiau girdimi garsai, kuriais 4 sidabrinių gervių laimėtojas užpildo filmų erdves. Šįkart Saulius dirbo prie bendro lenkų ir lietuvių dokumentinio filmo Traukiniai. Urbanavičiui teko užduotis nebyliam filmui suteikti balsą. Paryžiuje gimęs, Japonijoje augęs, vėliau vėl į Prancūziją sugrįžęs Kenas Jasumotas už savo darbus nekartą nominuotas ir laimėjęs tarptautiniuose kino apdovanojimuose. Anot jo, kai matai paveikslėlius, išgirsti reikalingus garsus, kuriuos telieka sudėti į filmą. Taip Kenas prisidėjo ir prie lietuvių dokumentinio filmo Dulkės, kaulai ir stebuklai. Lietuvių vaidybinio filmo Kinų jūra komandoje dirbo ne vienas užsienio menininkas. Garsai buvo patikėti čekui Lukašui Maudriui. Garso režisierius pasistengė, kad žiūrovo ausys išgirstų tai, kas vyksta sporto pasaulyje ir koks gyvenimas už ringo. Dar vienas nacionalinių kino apdovanojimų nominantų sąrašo senbuvis yra Julius Grigelionis. Garso režisierius turi vieną sidabrinės gervės statulėlę, o šalia jos dabar jau 5. nominacija. Šįkart už darbą filme Svečias. Nominantų penketuką baigė Vladimiras Golovnickis. Ne pirmą kartą su lietuvių kino kūrėjais dirbęs Baltarusijoje gimęs garso režisierius jau ir anksčiau buvo pastebėtas sidabrinės gervės komisijos. Vladimirui tai 3. šių apdovanojimų nominacija. Šįkart už garsą tarptautinės komandos filme Du prokurorai. Garso režisierius tai yra, man yra magiška kategorija, magiška tiesiog. Tai yra kažkas nuostabaus, tai yra nepaprastai jautru, nepaprastai plona ir padarius kažką ne taip iš tikrųjų sugadinti nepaprastai lengva.